Labas žmogau, operatyvus įsijungimas arba video apie Zaporožės atominę elektrinę, nes labai daug kas man rašo privačiai, komentaras klausiate, kas ten vyksta, ar mes neturėsim antro Černobylio. Tai tie, kurie iš tikrųjų bijot, o tokių kaip laikė Lietuvoje jaučiu daugumą, ne tik ir pasaulyje, nes jums visus pastoviai gazdina. Tai visų pirma, turi žinoti, kad, kiek aš žinau, Zaporožės atominė elektriniai visą laiką reguliariai būdi tarptautinės atominės agentūros specialistai. Pas juos ten yra pastovi misija. Toliau ta misija reguliariai informuoja, kad kažkas atakavo atominę elektrinę. Bet jie negali pasakyti, galbūt daugam dėl aiškios priežasties. Jeigu jie sakytų, kad atakavo Rusiją, tai kažkaip keistai atrodytų, nes elektrinė yra rusų kontroliai ir patys rusai save atakuoja. Kažkaip keistai atrodytų, dėl to atominės tos agentūros žmonės ne tokie dar kvaili, net vis dėlto jie dirba su atomu, tai jie paprastai diplomatiškai nutyli, kas tą dalyką gali atakuoti. Ir dabar vėl po eilinės, pavadinti provokacijos, atakos, gal kažkokio tai gedimo, atominė elektriniai nutrūko maitinimas, elektros tiekimas. Tai mačiau, kai kas rašo komentaruose, kas čia per nesąmonę, kas čia per elektrinę, jeigu ją reikia maitinti. Tai dabar dar galim pakalbėti apie techninius dalykus, dėl ko reikia maitinti elektrinę, kas tokio įvyksta, jeigu nemaitinsi ir dėl ko Japonijoje Fukusimoje 11 metais buvo avarija, po to, ko pasiekoje vokiečiai visas išjungė savo visas atominės elektrinės. Dabar kam atominiai elektriniai reikalingas maitinimas? Elektriniai vyksta šiluminė reakcija, kai skyla urano atomai. Ir ta reakcija, jeigu negaminama elektra, ją reikia aušinti. Kad aušinti, aš to mažinu labai paprastai, labai elementariai, kad net ir vaikai suprastų. Kad ją aušinti, reikia varinėti vandenį. O vandenį, kaip mes žinom, galim didelis kiekis tik tai varinėti su elektriniais siurbliais. Dėl to reikalingas maitinimas tų elektrinių siurblių. Maitinimas, kad jie galėtų varinėti vandenį ir kad šitas dalykas ta prasme auštų normaliai. Kas įvyko Fukusimoje? Fukusimoje irgi po šito tsunamio, kaip suprantu, nutrūko elektros tiekimas į elektrinę, bet tam atveju visą laiką yra palikti ten dizeliniai arba benziniai generatoriai. Ir pagal, iš tiesų kažkada tai vieną internete šnekėjęs, pagal įvairius saugumo standartus, netgi, pavyzdžiui, pas man įmonėj, yra krūvos įvairių generatorių, kurie kaip atominiai elektriniai nėra naudojami arba naudojami labai retai. Bet pas man yra parašyta, kad kas 3 mėnesiai turi būti kiekvienas generatorius užkūriamas, jis turi kažkiek tai laiko pradirbėti ir vėl jis paliekamas ramybei. Kasmet turi būti keičiamos kuro atsargos. Manau, kad pas japonus irgi tai turėjo būti aprašyta. Bet patys suprantat, kaip jūs savo darbe atliekat pareigas. Galvojat, japonai yra kitokie? Japonai, kaip suprantu, irgi neprakontroliavo kuro atsargų, tuo labiau, kad kam tos kuro reiks. Aišku, kad japonai įsivežė namo kūrą mažai tikėtina, tai kokio nors kitą Rusijoje tai įsivežė, taip pat irgi pakalbėsime, tokio lietuvėliai ar kažkur tai kitur, kad įsivežtų kūrą, nenustepčiau, nes niekada jo nepreiks, nes niekada to nebuvo. Ir nutrūkus elektrinės maitinimui, japonai nesugebėjo užkurti dizelinių generatorių, kurie turi gaminti elektrą, varinėti vandenį, kad aušinti reaktorių. Ar tik kūro nebuvo užsimta, bet pagrindinė buvo priežastis, kad japonų specialistai nesugebėjo suvaldyti generatorių, užkurti ir maitinti aušinimo siurblių. Tai šitoje vietoje, kad taip ateityje nebūtent tarptautinė ta atominė agentūra įdėjo labai daug įvairių naujų saugumo standartų. Vienas iš jų, kad, pavyzdžiui, jeigu netikėtai elektriniai dingsta elektra, kažkas tai įvyksta, ten virš atominio bloko yra tokie pakabinti stripai, pavadinkim taip, su medžiagom, kurios iškart stabdo reaktorių. Ir kai tik tai elektra dingsta, o jie kaba ant elektros magnetų. Automatiškai tie magnetai nustoja veikti ir tie stripai krenta į elektrinę ir elektrinę gesina. Tai irgi vienas yra iš naujas saugumo standartas. Dabar grįžtam prie Zaporožės elektrinės. Vėlgi, tie, kas labai bijot. Tai mano skaičiavimai, man atrodo, yra apie 10 toks įvykis Zaporožėje prieš tuos keletą metų. Tai suprantate, tai 10 įvykis, tai reiškia generatoriai tikrinti, patikrinti ir perpatikrinti. Ir labai įdomiai, kaip kai kurie žurnalistai, net pavadinčiau juos žurnaliūgam, o ne žurnalistai, jie kaip pakeičia faktus.
šitos agentūros puslapį yra parašyta, kad kuro užtenka daugiau kaip 10 dienų. Bet visi pamiršo prirašyti, kad daugiau tą žodelį. Ir parašė tik tai 10 dienų. Tad šitoje vietoje, kai skaitot žiniasklaidą, kai skaitot antraštės, tai visą laiką pagalvokit, ar tikrai jie rašo teisybę. Nes iš esmės beveik visą laiką tai yra daug melo arba tokio. Nu gerai, o dabar, kad neparašė, kad daugiau kaip 10 dienų, parašė tik 10 dienų. Čia melas ar ne? Atpažykit man komentaruose, kad suprastume mūsų suvokimo, ar mes vienodai suprantame melą ar ne. Mano manim, tai yra melas, jie meluoja. Bet meluoja kam? Tam, kam jums gazinti. O kam jums gazinti? Tam, kad jūs valdyti. Paskui, taigi pas rusus kūrą nebėra, visa šitas tos nesąmonės naftos gamyklos suspragdintos, Rusijoje degalinės yra visos tuščios, ten nieko kūrą nebesipirksi, tai ir tiem nebebus, viskas, generatoriam nebus kūrą ir bus kana. Šiaip jau ką, tose parapijose, kur ta elektrinė, važinėja tankai. Ir kaip suprantu, ne vienas, ne du, ne 5 tankai. Da važinėja karinė technika ir visa karinė technika važinėja ant dizeliuko, ant tos pačios Saliaros. Tai kaip galvoju, ten su Saliaro gali būti problemų tos ir ne. Jau aš nepapasakos, kad Rusijoje kiek pravažiavau, problemų su kūru nebuvo niekur. Pravažiavau, jūs žinote, šią vasarą aš daug. Nuo Khabarovsko iki Krasnojarsko, o tai tik pusė Rusijos, kokių 10 000 kilometrų. Ir niekur nebuvo problemų su kūru. Dabar nuvažiavau iki Maskvos, irgi nėra jokių problemų su kūru. Yra viena problema su kūru, buvo man pasako, aš klausiau rusai, sakau, tai pasakyti, kuriam problema yra su kūru ar nėra. Sako, jo, grįžtant iš Krymo Dono šituo mokamu keliu, tenai degalinėse kūro būna stygius. Bet sako, mes nuvažiuojam į šoninį miestelį, nusukam nuo autostrados ir ten užsipilam kūrą. Ir pigiau, ir be jokių problemų. Tad galima atrasti įvairių variantų, prie ko, kaip sakant, prisikabinti ir išpūsti burbulą. Čia dabar pas man Dubajuose prie prekybos centro stovi mobili kolonėlė ant ratų. Ir tokia didžiulė eilė. Tai sakau, nuveisiu, nufilmuosiu video, kaip iš to būtų galima padaryti video, kad Dubajuose kūro trūkumas, Izraelis atakavo Dubajį, viskas panika. Tai šitoje vietoje, kai skaito žinias, visas tas antraštės, visą laiką susimastykit, ar tai tikrai teisybė. Gal geriau šis net neskaitykit, nieko tai neduos. Taip, kad šitoje vietoje nematau, kur dėl ko panikuoti. Kas yra dar įdomu, buvo nutraukta paskutinė linija, elektros linija, Zaporožės atominė elektrinė, sujungta su Ukrainos, ta prasme, elektros tinklais. Pagal šitos tarptautinės agentūros reikalavimus, elektrinė turi būti vis laik prijungta prie kažkokio tai tinklo. Tai dabar automatiškai ruseliam yra duota galimybė, kaip legaliai, arba netgi privalomų būdų, šitą elektrinę prijungti prie Rusijos tinklo. Nežinau, kam čia naudinga. Tai išvadas darykit patys. Kartais, kai vieni žmonės bando pakenkti kitiem, jie taip persistengia, kad tiem žmonėm padaro paslaugą. Ar tik nebus čia tas atvejis. Aišku, tokiam karo sąlygom ten prijungti, atvesti linijas, yra karo statybininkai, gal sugebės, stebim, žiūrim, bet iš principo nėra ten jokio pavojaus, nėra ten jokios baimės. Gyvenkit ramiai, užsiimkit geriau savais gyvenimais, nustokit žiūrėti visokias žinias, dar ką nors nesąmonės, ten skaityti, delfius. Ką jums tai duoda? Tik nerimą, baimę ir šūdiną gyvenimą. Nori, kad gyvenimas užsišviestų, didesnėm, geresnėm šviesom būtų skaidriau, išnyktų baimės, arba bent jau didžioji jų dalis. Žinot, ko reikia eiti? Į mano projektą Norai pildosi. Ten pas man yra duotos technikos, kaip pasikratyti baimių ir kaip pradėti gyventi savo gyvenimą. Bet jokio skirtumo, ar tu gyvensi savo gyvenimą, ar tu gyvensi mano gyvenimą, Delfio minučių 15 ar 15 minučių, bet tokiu atveju atsimink, tu esi nuostabus.